Per pastaruosius metus mes ištestavome virš 1000 produktų, iš kurių dabartiniai winneriai mums generuoja virš 200 000 eurų per mėnesį. Ir šiame video detaliai paaiškinsiu, kaip tokius produktus rasti ir kaip galit pradėti turint tik 50 eurų. Kas manęs nepažįsta, aš Oskaras, sveiki. Aš jau 7 metus auginu savo e-com verslus ir dabar pasiekiau stadiją, kur galiu tiesiog nebedirbti. Todėl dabar noriu kuo daugiau žmonių išmokinti viską, ką moku apie verslo kūrimą. Tai jeigu turite temą, apie kurią norėtumėt, kad pakalbėčiau, palikite komentarą ir manau padarysiu video. Gerai, einam dabar prie winning produktų radimo. Mes ištestavome virš 15 skirtingų strategijų, atradom, kad geriausiai veikia 2. Pirma, įvesti naujus įdomius produktus į rinką, kurių dabar tiesiog nėra. Ir antra, eiti pagal online trendus. Tada yra toks papildomas čeklistas, pro kurį pravedam visus rastus produktus, kad patikrintume, ar jie tinkami prekybai. Apie jį papasakosiu video gale. Dabar einam detaliau į pirmą strategiją. Mums reikia rasti kietų produktų, kurių nėra Lietuvoje. Tai pradžiai pagalvokit, ar šauna į galvą kokie produktai, kurie jums patiems patinka, bet Lietuvoje jų rasti negalit. Arba nors ir galit juos kažkur nusipirkti, bet jie labai mažai kam žinomi. Pavyzdžiui, dviratis. Visi žino, kas yra dviratis. Pilna vietų, kur galima jį nusipirkti, tai jis mums netiks. Bet tada paimam tokią prekę kaip įžeminimo kilimėlis, jį kažkur galima nusipirkti online, bet nėra visur paplitęs ir sakyčiau mažai kas žino apie tokį produktą. Ir jeigu produktas yra realiai geras daiktas, tada jūs galite būti pirmi, kurie įveda jį į Lietuvos rinką, bet nieko tokio, jeigu nieks nešauna į galvą. Tada pradedam paprasčiausiai ieškoti tokių prekių internete. Geriausiai galite pradėti pasirinkdami vieną prekių kategoriją, kuri jums patinka. Ir ji gali būti bet kokia. Kosmetika, sporto prekės, žaislai, nesvarbu. Imkite, kas jums įdomu, bet aišku vadovaukitės logiką. Neimkite tokių kategorijų, kur potencialių klientų yra vos keli tūkstančiai. Kaip pavyzdžiui, skruzdėlių terariumai. Kiek pažįstat žmonių, kurie skruzdėlės namie augina? Manau 0. Tai tokios kategorijos bus labai limituotos. Manau pagaunate esmę. Gerai, kai įsirenkam kategoriją, kuri mums patinka, aš pavyzdžiui paimsiu sveikatingumo prekės, pradedam tada jau toje kategorijoje ieškoti pačių produktų. O ieškom per visus galus. ChatGPT, TikTokas, YouTube'as, Amazonas ir taip toliau. Ir čia nėra kažkokių konkrečių taisyklių. Aš pavyzdžiui mėgstu ieškoti naujų inovatyvių produktų, bet jūs galite ieškoti kaip tik norit. Pavyzdžiui, per TikToką įrašau biohacking products. Ir tada scrollinu ir žiūriu, kas mane sudomina. Arba su ChatGPT parašau, kad man išrašytų inovatyviausius sveikatingumo produktus, kuriuos žmonės gali naudoti namie. Ir ten žiūriu, kas gero. Kai pasidarom tokį researchą per TikToką, YouTube'ą, ChatGPT ir taip toliau, aš bent jau mėgstu susidaryti bent 10 produktų sąrašą ir tada jau tikrinsiu, ar jie man tinkami prekybai. Dabar neieškosiu 10 produktų, kad taupyt laiką, tai paimsiu vieną ir parodysiu jums, kaip išanalizuoti, ar nėra konkurentų Lietuvoje. Šiam pavyzdžiui paimsiu šitą Smart Posture Corrector Device, kurį radau per ChatGPT. Pirmas žingsnis yra bandyti rasti visus, kurie pardavinėja šitą prekę Lietuvoje. Tai darom elementariausiai ieškodami per Google, ChatGPT ir taip toliau. Su šitu laikysenos korektorium, kiek matau, iš viso nėra kas būtent tokį pardavinėja. Bet jeigu būtų, tokiu atveju turite įsivertinti, ar jūsų prekė kažkuom išsiskiria ir atneša kažkokios papildomos vertės palyginus su konkurentų prekėmis. Pavyzdžiui, mūsų aparačiukas yra kompaktiškas ir netrodo kaip koks įtvaras. Todėl manęs šitie konkurentai negazdina. Bet nors randat konkurentų su identiška preke, sakom, norėčiau būtent tokius įtvarus pardavinėti. Jūs neįsigaskite tokių parduotuvių, nes kaip minėjau pradžioje, svarbu, kad prekė nebūtų visiems žinoma. Arba jeigu dar konkrečiau, mums svarbu, kad niekas kitas stipriai nereklamuotų tos prekės per Facebooką, nes mes patys per ten reklamuosim. Tai jeigu mūsų prekė neišsiskiria iš konkurentų, tada yra 2 kriterijai, kuriuos aš žiūriu. Ar nėra labai didelio žinomo brando, kaip pavyzdžiui Lonas, Uoga, Burga ir taip toliau, kuris mūsų identišką prekę pardavinėja. Ir jeigu nėra, tada žiūriu, ar nėra kažkokių mažesnių parduotuvių, kurios labai stipriai reklamuojasi Facebook'e. Su mūsų laikysenos korektorium aš pavyzdžiui galiu net netikrinti konkurentų reklamų, nes jis iš jų išsiskiria. Tai jis pavyzdžiui jau skaitosi kaip potencialus winning produktas. Bet sakom, turim konkurentų su to pačiu produktu. Galim kaip pavyzdį paimti šį įžeminimo kilimėlį. Kai matom, kad konkurentų yra,
bet nėra didelių žinomų brandų, tada turime patikrinti visų šitų parduotuvių Facebook reklamas. Ir kodėl man taip rūpi, kad kiti nesireklamuotų? Ir kodėl jums irgi turėtų rūpėti? Nes Facebookas veikia aukciono principu. O tai reiškia, kad kuo daugiau konkurentas tokiam pačiam produktui išleidžia ant reklamos, tuo mums reklama bus brangesnė. Pavyzdžiui, jeigu konkurentas leidžia 1000 eurų per dieną ant Facebooko, jūs jeigu neleisit tiek pat ar daugiau, gausite blogesnę auditoriją, kas galų gale tiesiog išbrangina reklamos kainą. Aišku, konkurentų negalim bijoti, mes jų neišvengsim, bet jeigu galim rasti produktą, kuris neturi konkurentų, toks visada bus geresnis negu tas, kuris turi. Kad galėtume išsianalizuoti, ar konkurentai stipriai reklamuojasi per Facebooką, mes naudosim Facebook Ads Library Tool. Kas nežino, kas čia yra, čia Facebooko toolsas, kuriame jie rodo visų brandų visas reklamas. Ir jis visiškai nemokamas. Tiesiog į Google įveskite Facebook Ads Library ir spauskite ant pirmo linko. Pradžioje, jeigu įmanoma, aš patikrinu kiekvienos parduotuvės Facebook page'ą ir per jį einu į jų Ads Library. Kad tai padaryt, spaudžiam About, Page Transparency ir jeigu rašo, kad Not Currently Running Ads, tada žinom, kad Facebook'e jie nesireklamuoja arba turi kitą Facebook page'ą, per kurį leidžia reklamas. Bet tokius jau sunkiau susekti. Tai pavyzdžiui, Žemės energija, tikėtina, kad neleidžia jokių reklamų. Bet Grounding Wall, čia kitas brandas, kuris irgi tuos įžeminimo kilimėlius pardavinėja, matom, kad leidžia reklamas Lietuvoje. Tačiau nuėjus į jų Ad Library, matom, kad viskas yra anglų kalba. Ir čia paspaudus galim pamatyti, kad leidžia visai Europai. Tai toks brandas mums irgi nebaisus, nes jie labai mažai pinigų leidžia Lietuvoje. Bet sakom, randam tokius konkurentus, kurie leidžia reklamas Lietuvoje ir jų reklamos yra lietuviškos. Mes tada turim žiūrėti, kiek jie turi active reklamų, nes tai mums plius minus duos suprasti, kaip stipriai jie reklamuojasi. Kad patikrint, čia šone paspaudžiat filters ir spaudžiat active. Ir auksinių taisyklių čia nėra. Bet jeigu parduotuvė turi virš 200 active lietuviškų reklamų būtent mūsų produktui, tai būtų ženklas, kad jie stipriai šitą produktą reklamuoja ir aš eičiau, pavyzdžiui, ieškoti jau kito produkto. Bet jeigu norit būtent tą prekę labai pasitestuoti, darykit. Su produktų testavimu labai svarbu nepermastyti. Ypač, kai ištestuoti vieną produktą jums kainuos tik 50 eurų. Tokį produktą bus aišku biški sunkiau leisti, nei produktą, kuris neturi konkurentų, bet tai nereiškia, kad tai neįmanoma. Tai va, toks yra mūsų pirmas produktų ieškojimo būdas. Greit apibendrinu. Pirma, ieškom mums fainų produktų pasirinktoje kategorijoje ir tada žiūrim, ar produktą niekas dabar stipriai nereklamuoja Lietuvoje. Šita strategija man asmeniškai labiausiai patinka ir mūsų dabartiniai winneriai visi yra rasti pagal šį būdą. Bet statistiškai ji nėra geriausiai veikianti ir ypač pradedantiesiems rekomenduočiau naudoti antrą strategiją, kurią mes naudodavom, kai ieškodavom tūkstančiais produktų. Su antra strategija mes ieškom trendy produktų. Principas labai lengvas, lygiai taip pat kaip su pirma strategija, rekomenduoju pradžiui įsirinkti vieną prekių kategoriją, kurioje dirbsit ir tada paprasčiausiai turim ieškoti produktų, kurie trendina būtent Amerikoje. Kodėl Amerikoje? Nes yra tokia tendencija, jeigu prekė gerai pas juos parsidavinėja, tada didelis šansas, kad jį gerai parsiduos ir pas mus. Aišku, yra produktų, kurie tinka tik jų rinkai, kaip pavyzdžiui Donaldo Trumpo žaisliukai ar ten krepšinių komandų produktai. Bet manau patys suprantat, tokių prekių negalim leisti Lietuvą. Ok, einam dabar prie pačio ieškojimo. Ir strategijų yra pilna. Tačiau mes ištestavę virš 15 skirtingų strategijų, atradom, kad pati paprasčiausia yra ir efektyviausia. Tai yra naudoti spy toolsą, kaip pavyzdžiui PP Ads, Dropify ir taip toliau, ir ieškoti reklamų, kurios renka daug laikų Amerikoje. Kas pirmą kartą girdė apie tokius toolsus, jie elementariausiai atlieka mums vieną reikalingą funkciją. Tai yra parodo, kiek laikų renka konkurentų reklamos, ko mes per Facebook Ad Library nematom. Mes su komanda naudojam PP Adsus, bet realiai nėra skirtumo, kokį jūs naudosite, jie visi yra panašus ir atlieka tą pačią funkciją. Ir dabar parodysiu, kaip per PP Adsus rasti trendy produktus. Kai prisijungiu į dashboardą, nueinu į jų Facebook scraperį, užsidedu filtrus, kad man mestų tik USA ir tik angliškas reklamas. Tada dar uždedu, kad man mestų reklamas, kurios turi virš 500 laikų. Taip darau, nes jeigu produkto reklamos renka daug laikų, reiškia, brandas daug pinigų leidžia ant to produkto reklamų. Ir tai reiškia, kad jis gerai parsiduoda. Tai elementariausiai pasakius, kuo daugiau laikų, tuo geriau.
Dar jeigu noriu kažko specifiško ieškoti, įrašau į search'ą kažkokius keywordus, pavyzdžiui, health, workout, flash sale ir taip toliau. Ir tada einu scrollinti, kol nerandu man įdomaus produkto. Čia visi šitie gali būti potencialūs winneriai ir jų yra tūkstančiai. Todėl jums belieka atsirinkti, ką būtent jums būtų įdomu pardavinėti. Su šitais toolsais galima daug daugiau visokiausių research dalykų padaryti, pavyzdžiui, konkurentus analizuoti taip toliau. Tai tikrai rekomenduoju jums pasižaisti su jais. Ir va, tokie yra pagal mane efektyviausi būdai ieškoti winning produktų. Bet kaip minėjau video pradžioje, geriausia sujungti abidvi strategijas. Tai yra pirma, ieškoti įdomių produktų, kurie neparsidavinėja Lietuvoje. Ir antra, atrasti produktus, kurie trendina užsienyje. Bet dabar einam prie svarbiausios informacijos, apie kurią realiai labai mažai kas kalba. Nes kaip matot, potencialius produktus rasti labai lengva. Galima ten pasirčinti TikToką ir rasit kažką potencialaus. Bet dabar mums reikia patikrinti, ar mūsų rasti produktai tinkami prekybai. Vienas geras pavyzdys, jeigu dropshipinat ir siunčiat prekes iš Kinijos lėktuvu, tai jeigu prekės sveria virš 2 kg, aš galiu jums 99% pasakyti, kad prekės negalėsit pelningai pardavinėti, nes siuntimas bus tiesiog per brangus. Ir tokių niuansų yra pilna, kuriuos aš turėjau praeiti su savo patirtimi, bet jūsų sėkmei aš sudariau jums checklistą, pro kurį pravedus produktus jūs galėsit pamatyti, ar jie tinkami prekybai. Pirmą dar noriu paminėti, kad aš darau tokius grupinius mokymus, kur surenku apie 10 žmonių ir juos nuo A iki Z išmokinu, kaip pradėti savo e-com verslą ir jį išauginti iki 100 000 apyvartų. Kad aplikuoti nereikia jokios patirties, nes aš išmokinu viską nuo nulio. Va prisegu kelių mokinių rezultatus po 1 mėnesio, kurie visi pradėjo be jokios patirties. Bet yra niuansas, kad aš priimu žmonės tik, kurie gali skirti bent 4-5 valandas per dieną. Nes čia skirta jau tiem žmonėm, kurie 100% žino, kad nori pradėti savo e-com verslą. Ir dabar kaip tik renku naują grupę. Tai jeigu domina, apačioje rasite nuorodą, ten viską aš papasakosiu detaliau, kaip vyksta, kaip aplikuoti ir taip toliau. Bet tokiai grįžtam dabar prie mūsų checklisto. Aš jį padalinau į 2 dalis. Turime būtinus kriterijus ir tada nebūtinus. Būtini kriterijai mums labai svarbus ir produktas turi praeiti visus punktus, kad galėtume jį pardavinėti. Todėl ir vadinasi būtini. Pirmas punktas – produktas turi atitikti visus įstatymus. Ir čia yra labai paprasta. Pradžioj išsiaiškinom tos šalies, kur norim savo prekę pardavinėti, visus aktualius įstatymus. Pavyzdžiui, noriu pardavinėti Lietuvoje kosmetiką. Su vienu ChatGPT searchu greit pamatysit, kad reikia praeiti visokiausius sertifikatus, norint iš viso pradėti prekiauti Europoje. Aš pats šitus visus sertifikatus turėjau savo kosmetikos brandų praeiti ir iškart galiu pasakyti, pradėti nuo kosmetikos kategorijos pradžioj visiškai neapsimoka, nes sertifikatai kainuoja ir užtrunka bent 4 mėnesius, kol juos padarys. O kai tik pradedat savo e-com verslą, jūs negalite savo leisti laukti tiek laiko ir dar išleisti tiek pinigų ant sertifikatų, kur nežinot, ar ta prekė iš viso parsiduos. Todėl taip svarbu šitus visus niuansus prieš atrekant produktą praeiti. Tai kai sužiūrim šalies įstatymus, turim tada patikrinti socialinių platformų taisyklės. Mes kadangi reklamuosimės per Facebooką, Google, TikTok ir taip toliau, turime eiti ir žaisti pagal jų taisyklės. O jie neleidžia bet ko reklamuoti. Bet dėka nuostabaus ChatGPT, kai visada galite greitai išsiaiškinti, ar jūsų prekė atitinka tiek šalies, tiek socialinių platformų įstatymus. Jeigu atitinka visas taisyklės, tada good, galime eiti prie antro punkto. Produkto ekonomika. Mums reikia apskaičiuoti, ar finansiškai apsimoka pardavinėti tą prekę. Kad tai padaryti, turime sužinoti 3 dalykus. Prekės savikaina, siuntimo kaina ir pardavimo kaina. Pardavimo kainą nustatyti yra gan paprasta. Paprasčiausiai pasidomėkit, už kiek kiti tą patį arba kažką panašaus pardavinėja. Pavyzdžiui, paimam šitą laikysenos korektorių ir žiūrim tiek Lietuvos, tiek užsienio konkurentų. Čia matau kainos eina nuo 10 eurų už tos paprastus įtvarus iki $5 už mūsų identišką prekę. Kai sužinot orientacinę kainą, kai va pas mus nuo 10 iki 5 eurų, tada jau jūs patys turit nustatyti, kokią kainą norit uždėti. Nes realiai neįmanoma žinoti, kokia bus geriausia kaina. Ir ateityje vis tiek testuosim skirtingas kainas. Tai pradžiai siūlau su šitu visiškai nepermastyti. Bet jeigu jums vis tiek baisu nustatyti patiems kažkokią kainą, tada tiesiog galit uždėti tą pačią, kokią turi konkurentai. Tai mūsų atveju būtų apie 5 eurai. Sekantis žingsnis turime išsiaiškinti savikainą ir siuntimo kainą. Kadangi tikėtina, kad dropshipinsit iš kiniečių, tai jums visas prekes reiks ieškoti 1688 platformoje.
Čia jau tiesiogiai iš gamintojų užsakinėt, todėl pigiau realiai niekur nerasit. Tik yra truputį veiklos orientuotis joje, nes viskas kiniškai. Bet kai randat savo norimą prekę, paprasčiausiai turit pažiūrėti jos savikainą. Aš pavyzdžiui radau identišką produktą kaip Upright, kurios savikaina gaunasi apie 2-3 eurus. Su šitų produktų panašu, kad brandas pasidarė savo dizainą ir kinai dar nespėjo masiškai nukopijuoti, todėl jis ir kainuoja tiek daug. Bet kitas panašus modelis kainuoja tik 4 eurus. Aišku, jis netoks gražus, bet pradžiui tikrai sueis ir toks produktas, kad pamatytume ir iš vis žmonėm įdomus pats konceptas. Kai turim prekės savikainą, kas mūsų atveju yra 4 eurai, liko mums dabar siuntimo kainą apskaičiuoti. Kad ją apskaičiuoti reikia gauti prekės svorį, kurią rasit arba aprašyme, arba parašydami 1688 tiekėjai. Pavyzdžiui, čia matau aprašyme yra jau parašyta, kad prekė sveria 305 gramų. Ir tada paprasčiausiai naudojam šitą formulę, kad apskaičiuot siuntimo kainą. Tai dalinam prekės svorį gramais iš kem 5. Bet iškart pasakau, kad su šita formulė apskaičiuosit tik apytiksliai siuntimo kainą. Po to, kai jau bus pardavimų ir užsakinėsit tą prekę realiai, jums siuntimo kainą apskaičiuos kino agentas, bet skirsis maksimum tik keliais eurais. Tai pagal šią formulę mūsų prekės siuntimo kaina gaunasi apie 8 eurus. Ir pridėjus tada 3 eurus, prekės galutinė kaina gaunasi apie 12 eurų. Tai dabar, kai turime prekės savikainą, siuntimo kainą ir pardavimo kainą, mes galime apskaičiuoti, ar ją mums iš viso apsimoka pardavinėti. Mūsų atveju atimam iš kem 5 eurų PVM ir prekės savikainą ir gausim apie kem 2 eurus pelno, kas gaunasi apie šiam 4 procentai pelno maržą. Aš orientuojuosi, kad būtų minimum 5 procentų pelno marža ir kad prekė kainuotų bent 5 eurų. Nes matematiškai brangias prekes yra lengviau pardavinėti. Tai mūsų produktas atitinka abu, todėl galima jį drąsiai testuoti. Su šitu ir baigia mūsų pagrindinių kriterijų checklistą, kur galų gale gaunasi realiai tik 2 punktai. Pirmas, peržiūrim visus įstatymus ir taisyklės, kurie susiję su mūsų produktu. Ir tada antras, sužiūrim, ar sueina visa prekės ekonomika. Dabar greit prabėgsiu papildomų kriterijų checklistą. Jis pagrindai jums tiesiog parodys, ant kiek potencialo turi tas produktas. Turėkite omeny, produktas neturi praeiti visus papildomų kriterijų punktus, bet kuo daugiau praeis, tuo geriau. Pirmas punktas, ar produktas sprendžia problemą. Produktus, kurie sprendžia problemą, yra lengviau reklamuoti ir parduoti. Jums tiesiog reikės žmonėms įrodyti, kad jūsų produktas tikrai sprendžia jų problemą. Pavyzdžiui, mūsų produktas padeda su kreivom nugarom. Tai mums reklamose reiks tiesiog įrodyti, kad jis klientams tai iš tiesų išspręs. Antras punktas, ar didelis klientų grįžtamumas. Pavyzdžiui, su kosmetika moteris vis pirks tavo kosmetiką, jeigu joms jį patiks. Tai tokios prekės yra labai geros, nes nereiks kiekvieną kartą rasti naują klientą. Trečias punktas, ar aiški produkto vertė. Jeigu vienu sakiniu galite paaiškinti, ką produktas daro ir kodėl būtent jūsų produktą turėtų žmogus nupirkti, o ne kažkokią alternatyvą, tada jums elementariausiai bus lengviau tokį produktą parduoti. Labai geras pavyzdys produkto, kuris netitinka šio kriterijaus, yra Dude Wipes. Afigienai didelis brandas, bet visiškai neaiški produkto vertė, nes čia elementariausias drėgnos servetėlės. Tai tokį produktą jums prastumti bus daug sunkiau. Ok, ketvirtas ir paskutinis punktas. Ar mažas grąžinimų skaičius? Su šitų punktų matau, kaip labai daug kas sudega, nes yra kategorijų, kaip pavyzdžiui, rūbų prekės, kur produktai labai gerai parsiduoda, bet ir grąžinimų labai daug. Ir jeigu jūs neįskaičiuosit tų grąžinimų į savo pelno skaičiavimus, jūs labai greit galite nueiti į minusą, nors pardavimų bus žiauriai daug. Todėl tokios kategorijos kaip rūbų prekės arba elektronika skaitosi pradžioj gan sunkios ir nerekomenduojamos, bet jeigu jūs galite apskaičiuoti grąžinimus ir įvertinti visą tą riziką, jos yra labai potencialios ir labai geros. Tai tiek, tokie tie mūsų 4 punktai. Kuo daugiau jų atitinka jūsų produktas, tuo geriau. Bet jūsų prekė gali nei vienos netitikti ir vis tiek labai gerai performinti. Pavyzdžiui, aš turiu kitchenware brandą, kur pardavinėju peilius. Jie neįsprendžia problemos, neturi grįžtamų klientų ir neturi aiškios vertės. Tai tokius produktus žiauriai sunku pardavinėti. Turi tada jau galvoti per kitą prizmę. Turi pardavinėti tada emociją, arba įrodyti, kad čia kažkoks afigienas produktas ir taip toliau. Tai bet daug sunkiau nei parduoti kažkokią prekę, kuri atitinka šitus 4 kriterijus. Realiai tiek info. Su šitu video turėtumėt sugebėti rasti ir atsirinkti winning produktus. Dabar jums beliko tiesiog juos ištestuoti.
Ir jeigu jums patiko šitas video ir norite, kad sukurčiau apie dar kažkokius dalykus video, parašykite komentaruose, apie ką norite sužinoti ir aš apie tai galėsiu padaryti video. Taip pat galite prisijungti į mano Discordo grupę, ten aš tiesiogiai atsakinėju žmonėms į bet kokius jų klausimus. Jie visiškai nemokamai, tai naudokitės progą. Arba jeigu esat jau rimtai nusiteikę pradėti savo komą, siūlau tada aplikuoti į tą 10 žmonių grupę, bet kaip minėjau, aš negalėsiu visų priimti, visgi yra tiesiog 10 žmonių limitas. Aš aplikacijose atrenku tik tos žmonės, kurie realiai gali skirti tam normaliai laiko. Galit visiškai neturėti patirties, bet jeigu jūs pasiruošėte tiesiog paskirti tik valandą, 2 į dieną, jau geriau tada žiūrėkite šitus video, galite Discord'e pasiklausinėti. Bet į tokias jau programas arba į kažkokius mokymus ar kursus siūlau eiti tik, kai jau esate pasiruošę 100% komitinti. Nors tikrai galima pradėti savo verslą skiriant nors ir 1 valandą per dieną, nes AI-us yra jau pagreitino visus procesus, bet ten jau, manau, pasieksite, galite pasiekti 3, 4, 5 tūkstančius į mėnesį pajamų, kas yra daugam aфиgenai, bet jeigu sieksit, kaip aš, milijonų, tada jau turit skirti kiek galite daugiau laiko. Tai tiek tokie mano patarimai. Toks video apie produktų ieškojimo procesą. Tikiuosi patiko.